Tokia laiptinė, kaip daugumai lietuviškų daugiabučių. Nu, ne dauguma, bet tikrai nemažai tokie yra. Toks rajonas. Atrodo, lyg niekur nebūčiau išvažiavęs. Viskas lygiai taip pat. Čia vakar vaikščiom tom gatvelėm, tokie patys daugiabučiai. Viskas tas pats, žodžiu. Vienas iš Skopje turistinių objektų tai akvedukas. Makedonija nuo Kosovo nedaug atsilieka šiukšlių prasme. Grinai, vat, pieva miesto pakrašty ir tiesiog visi veža šiukšlius met. Normalu. Skopje tvirtovė. Vaizdas nuo jos. Miestas kaip miestas, nieko kažko ypatingo kol kas. Tik kad biški kalnų aplink yra. Patranka, dar netrodo tokia sena. Skopje pats centras. Biški jau geriau atrodo negu Priština. Ne biški, o gerokai geriau. Centriukas nedidelis, bet gražus. Daug skulptūrų vienoje vietoje. Sakyčiau, toks mini Budapeštas. Ne visus paminklus iš karto ir pastebėsi. Nustebino iš tikro Skopje, negalvojau, kad čia pats centras bus toks architektūriškai gražus. Aišku, nėra, kad kažkas jau wow, kad jau čia specialiai, čia iš Lietuvos, būtent čia važiuot, bet pro šalį važiuojant tikrai verta užsukti. Turbūt niekur daugiau nemačiau, kad vat, pats centras ir šuns būda. Kanjonas pavadinimu Matka. Labai daug turistų, labai daug žmonių, pilni autobusai. Čia tik pati pradžia, jaučiu, iki paties kanjono reikės dar paeiti.
Pasiplaukimas kajakais kainavo dvivietis apie 8 eurus valandą, vienvietis apie 5 arba laiveliu paplaukėt 4 eurai žmogų pirmyn atgal ten iki kažkokio ežero. Miestas Tetovo. Važiuojam labai smagių keliukų, vietom paprastas žvyrkelis, vietom toks jau offroadinis. Tai su galu varomu, buvo tokių vietų ant ribos, kad ne tai, kad neprasimušta, tai kad įstrigt. Bet pravažiavom, padangos gerai kimba. Per sniegą sunkokai, bet vienoje vietoje sniegą pramušėm. Ne iš pirmą kartą, ten gal iš 5 kokio. O į purvą tai gerai kabinasi, kur toks atrodo purvas, kad jau klimsi, tai pravažiuoja. Į pačią viršūnę šis kelias neveda, bet ir čia jau pakankamai aukštai. Vaizdai fantastiški ir keliukas fantastiškas. Vat tai dėl ko čia ir važiavau. Turbūt visgi teks suktis ir liks šitas keliukas neįveiktas, nes čia toks gan gilus sniegas, nors jis ir nepurus. Aš stoviu, nesmengu, bet čia matosi jau kažkas buvo įsmygęs. Toliau vėžės neina, reiškia, toliau neprasimušė. Čia matosi važiavęs tas ekskavatorius, nežinau kaip jį pavadinti, buldozeris, tas kalnų vikšinis. Ir čia vat kiek sniego, čia kokie 2 metrai šitoj pusėje, čia šitoj pusėje koks pusę metro. Jis tikrai jaučiasi kietas, tai gal neprasmeksim, gal ir pravažiuosim. Bet jeigu prasmeksim, tai jau čia bus reikalų. Jau patys niekaip nesikrapštysim, jau reikės kviestis pagalbą, o čia kažką išsikviesti. Dar interneto neturint Makedonijai, tai bus tikrai sunku. Ten matosi iš anos pusės, prasimušinėjo, kažkas neprasimušė. Ir čia jau mašinų vėžių nėra, tik ekskavatorius. Tai su visais varančiais gal dar rizikuočiau, su galu tai tikrai ne. Arba jeigu bent gervė būtų. Arba antra mašina. Bandom kitą keliuką. Čia išvis žemėlapį nėra, bet matosi toks važiuojamas, tai aš manau, kad kažkur išlysim. Ir šitoj kalno pusėje sniego nesimato. Taip, kas ten buvo? Eina keliukas. Ironiška. Labai graži vieta, staliukai, ženklas, prašome nešiukšlinti. Ir visur, absoliučiai visa šita aikštelė pilna šiukšlių. Kaip jie taip gali gyventi, aš nesuprantu. Visos tos baltos dėmelės, kur matot, čia viskas yra šiukšlės. Oi, toli jiem dar iki Europos Sąjungos, toli.
pamiršau papasakot, kadangi habus nuėmiau, kad guoliai nesusivarytų, kadangi jie atviri, kad neišplautų tepalo, neprivarytų ten smėlį ir panašiai. Bent jau kartą per dieną stengiuosi sutepti, nes, taip vat sutepi ir po to važiuojant vis tiek ten išstumė tą tepalą. Kosove ieškojau tepalą, ten per Google Translate prašiau ten lyčio tepalo guoliams, tai gal tik tais 5 parduotuvėje turėjo, davė va tokį tubelį. Nieko neparašyta visiškai, absoliučiai nulis, tik tais pavadinimas ir viskas. Matėt kur nors tokį tubelį? Rytas prasideda taip, su vaizdu į miestelį. Buvo toks neapgalvojimas, kad šitam miestelį yra mečetė. Ir kai pradėjo vakare ten per garsiakalbius rėkti iš jos, net kažkaip nejaukų pasidarė. Bet nieko, vieną kartą ir viskas. Naktį netrukdė, naktį tylu buvo, mašinos beveik nevažinėjo, nes į tą miestelį čia gaunasi antras kelias. Pagrindinis kitas, tai per tą pagrindinį ten nemažai mašinų važiavo palyginus. O čia tai viena kita buvo, čia iki Lietuvą atvažiavo, išlipo, sustojo, parūkė, išvažiavo. Pagrinde buvom vieni. Dar galvojau papasakosiu ir apie mūsų buitį, jeigu kam įdomu. Nėra čia jokių ten įrengtų virtuvių ten su orkaitėm, su skalbyklėm ir panašiom nesąmonėm. Pagrindinis mūsų atributas tai tokia viryklytė, jau 11 metų pirkau kažkada už 20 litų. Keičiasi tokie balinėliai. Balinėliai nėra pigus, bet keliaujam ne taip daug. Į metus ten nupirkti ten kokius 4-5 balinėlius, tai ne problema. Aišku, kas jau ten daugiau keliauja, tai jau pasidaro ten iš tokių didesnių balionų ir tos balionus degaliniai pildo, kaip jau pagaduojam. Tai tada ant dujų žymiai pigiau išeina, bet mums čia, sakau, tas nelabai aktualu. Vežiojamės konservus, bet taip pat ir užsukam parduotuvės, perkam ten šviežią mėsą, šviežią maistą. Arbatinukas, keptuvė, puodas. 3 kart per dieną valgom normalų karštą maistą, jokių ten sausų davinių, jokių ten sumuštinių ir panašių nesąmonių. Kanistrą 20 litrų vandens, autoabį pirkau ten gal 14 eurų kažkas tokio. Čia pirma kelionė su ta kanistra, tai labai pasiteisino. Togu tai pasidėti, ten rankas nusiplauti ar indus, nereikia jokių kriauklių ir panašiai. Tada toks kaip alė šaldytuvas, bet jis labiau ne šaldytuvas, o kaip aktyvus šaltkrepšis. Čia praeitais metais tik nusipirkau, anksčiau šis be šaldytuvo keliaudavom, bet jis toksai silpnokas. Aišku, produktai su juo žymiai ilgiau užgyvena negu šis be jo. Ypač jeigu vasarą keliauji, ten taip pasaulyje labai greitai produktai sugenda, nieko nepasiimsi. Tai šitas prailgina, bet aš manau, kad ateityje gal kokį geresnį, galingesnį nusipirksiu. Ir tiek, staliukas, nors šiai kelionė tas staliukas nėra labai būtinas, kadangi mes daug važiuojam, daug sėdim, tai jau valgom stovint, tiesiog norisi pastovėti. Ir čia pas Land Cruiserį labai gerai šitas, tai atsilinkia, tai tokia gaunasi virtuvės zona. Anksčiau, jeigu su kito mašinom važiuodom, tai viską ant staliuko gamindavomės, o čia gaminamės ant šitą bagažinės, tai labai patogu. Ir staliukas nėra toks reikalingas. Ir kėdutės įsimetėm, bet irgi mažai sėdim. Tai ten kelis vakarus tik sėdėjom, kad jau taip grinai pačilint vakariavo. Tai jeigu greit pavalgyt, tai valgom stovint ir mums tas net ilsimės stovint. Atvažiavom čia pažiūrėti urvo, juokingų pavadinimų Dupka. O jis uždarytas, jokios informacijos, kokiu laiku dirba, kaip čia kas, tik tais stendas.
kažkokie internetiniai puslapiai, nu, bet mes vis tiek interneto neturim. Tai va šitokiu palipėjom tokiu stačiu takeliu. Nu, teks praleisti. Staigiai pasikeitė gamta. Ten žemiau buvom prie tokio ežero, ten Mavrovo. Ten kaip kurortas, ten namukai visokie. Nu, kaip buvo, kaip lankytinas objektas, bet realiai tai ten nieko kažko tokio ypatingo gražaus nepamatėme, ežeras kaip ežeras. Bet čia va biškį pakilus porą kilometrų, tai jau čia pasaka. Atrodo, per kitą planetą važiuoja. Taip, kol vyrai sėdi mašinai, moteris akmenis stumdo. Šiaip netaip įveikiam tą sniegą. Šiaip dabar žiūriu, kad galim buvo turbūt ir pro čia pro šoną apvažiuoti. Jau vienu momentu galvojau viskas, kad jau atvažiavom. Nes kai nuslydau atgal į sniegą ir jau nei atgal, nei į priekį nebevažiuoja, buksuoja. Pavyko išstumti. Bet jau galvoju viskas jau. Ir interneto nėra, kad pagalba išsikviest, žodžiu. Jau būtų čia reikalų. Norėtų sulūžusią mašiną važiuoti į kalnus, į Afraudą. Su visais varomais aš iš pirmą kartą būčiau pravažiavęs. Bet vaizdai tai pasakiški. Keliukas pasakiškas, visiems rekomenduoju. Čia kalnas Galičnika. Praktiškai nieks čia nevažiuoja pagal pėdsakus. Tikrai visiems rekomenduoju. Superinis keliukas, superiniai vaizdai. Kamera, aišku, ten nei 10% neperduoda. Kita problemėlė. Čia važiuojam jau nuo kalno, o taip daug sniego, bet iš šono apvažiavom, bet neaišku kaip grįžti. Čia labai statu, ten pakankamai slidu, turiu minį, kad apsisukti vos pavyko atgal pavažiuoti. Ten jau akmenys aštrus, tai ten irgi. Ten kaip ir nėra labai statu, galima būtų nert nosim žemyn, bet to pačiu akmenys. Tai kai nersi nosim žemyn į tos akmenys, tai sudaužysi visą priekį. Šiaip tai čia toksai atrodytų pats toks lengviausias nuolydis. Tai tas sniegas, jeigu jis būtų eitų grinai žemyn, tai viskas ok, bet gaunasi, kad čia tokia kaip duobė. Ir po to sniegu gali būti purvo. Galime pastrikti tiek sniegį, tiek purve, nes čia tik nusileidi ir tada gaunasi vėl viršų, žodžiu, duobė gaunasi. Tai irgi nelabai gerai. Einam į tokį spontanišką žygį. Palikom mašiną, nes pasižiūrėti, kas toliau. Nes jeigu toliau nepravažiuojama, tai ir atgal į tą kalniuką nepakilsim. Tai kad nerizikuot, bandom žiūrėti, nes čia net ryšio nėra. Kada kad interneto, net ryšio jokio nėra. Turėkit omeny, kad kalnuose atstumai apgaulingi. Turiu omeny, kas atrodo akim, nes einu jau kokių 10 minučių. Atrodė, ką čia paeit, keli šimtai metrų, o čia einu, aš nežinau, tikrai ne 1 kilometrą nuėjau ir dar nesibaigė. Aš noriu nuėti pažiūrėti, ten matos jau pradeda leistis kelias, tai kaip ten nusileidimas atrodo. Pirma kliūtis, bet čia panašu, kad pro šoną gal pavyks pravažiuoti. Nu, klausimas.
Nors čia netrodo daug to sniego, tai aš manau, kad tuo pramušimo būdu ir pramušim. Pabiški akmenų dar primėtyt. Čia manau prasimušim. Nu ten tas sniegas, kur ką tik rodžiau. Bet kad toliau aš šį kelią nematau, nu čia tai kelių nepavadinsi. Kažkoks eina takelis tiesiog. Čia tokia kaip pieva. Nu ir viskas. Ten dar sniego. Čia jau be šansų pravažiuoti. Tai gal ir gerai, kad ten nesileidom. Nes jau būtumėm čia pastrigę, ten nebeužkiltumėm ir čia išvažiavimo nėra. Ten toliau jokių vėžių, žmonėm takelis. Bet ten buvo kelias iššakojimas. Ir berods tas keliukas eina va ten. Tai gal ten kažkur išvažiuosim. Pažiūrėjom žemėlapį, kad tas kelias eina iki viršūnės ir užsibaigia. Bet kas keisčiausia, va čia tai rodo kelią. Žemėlapį yra kelias. Google Maps nėra, buvo mapų CH, čekiška programėlė dabar mapы.com. Tai kelią rodė. Teks grįžti, bet tai labai gerai, kad nesileidom, nes jau nebūtum užkilę. Tai būtume šitoj teritorijai ir pasilikę, kol sniegas ištirps. Bet kas keisčiausia, čia nais, tai eina pėdsakai normalus kelias ir užsibaigia į niekur. Gal į ten, nežinau, išplovė ar kažką per žiemą. Bet šiaip fainai, kai va tokie va kažkokie mini nuotykiai su tokiais vaizdais. Nes aš žiūrėčiau, niekad neatsibostų. Ne kažkur ten miške, krūmuose ir panašiai, kur nieko nepamatysi. Taip pat valgom. Šiandien makaronai su dešrelėm. Nu, turbūt patys tokie prasčiausi pietus, nes šviežios mėsos nebuvo parduotuvėje, tik šaldyti arba dešrelės. Ir konservai baigėsi. Arbatą verdam. Ir kas svarbiausia, su tokiais vaizdais. Nu, čia ten pat, kur vaikščiam, biškį pavažiavam čia lygesnė vieta. Pasaka. Dėl tokių vaizdų čia ir važiuoju. Ten dar kažkieno trobelė, vasarnamis turbūt. Įdomi taip pasistatė tokie vietai. Šiaip gal aš irgi norėčiau tokie vietai vasarnami.
Kainos Makedonijai nedžiugina. Ryžių pakelis kilogramas, kursas apie 60, tai čia praktiškai 4 eurai. Toliau va toks standartinis, kur pas mus visur būna. Lenkijoje ten gal po 5 centų, iš 2 eurų, 2,5 kažkas tokio. Kažkoks padažas, iš 2 eurų. Toks padažas irgi 2 eurai. Siaubas kaip brangu. Kaip jie išgyvena, kokios algos pas juos įdomu. Mėsos irgi ten beveik nieko nebuvo, didžiulis hipermarketas. Dešros visokios tik tais. Taip įsivaizdavau, kad čia bus labai pigų. Turint omeny, kiek pigus restoranai čia pas juos. Miestas Makedonijos pietuose, Ohrid. Ėjom čia į šitą tvirtovę, kaip visada. Ir uždaryta. Labą dieną. Kokia čia proga uždaryta. Nežinau, gal bandysim aplinkui apėti. Gal kažkoks vaizdas atsivers. Romantiškos gatvelės. Toks teatras čia. Įdomu, ar vyksta kas šiais laikais ar ne. Turbūt vyksta, nes scena tai šiuolaikiška. Labai gražus ir visiškai nemakedoniškas miestas. Ta naujoji dalis tai jau grinai Makedonija, o šita senoji tai matosi, kad jie gyveno, vystėsi atskirai nuo kitų. Kaip kokia, nežinau, Italija gal, Katalonija, kažkas tokio labai gražu. Ir kas svarbiausia, švaru, nėra šiukšlių. Gerai, labai įsižiūrėjus galima tai vieną kitą ras, bet tikrai nėra krūvom užversta kaip viso kitoje Makedonijai. Tikrai verta aplankyti. Aišku, ten užvažiavusi kokią ten tą pačią Italiją, tai galima tokių miestelių rasti tikrai nemažai. Ir Vokietijai panašių yra. Bet važiuojant čia ir norint kažko tokio, tai tikrai verta užvažiuoti. Kylam į kalną, ieškom vietos nakvyniai, jau temsta. Ir čia toks vaizdas į ežerą. Tas pats ežeras, kur buvom tam miestelėje. Šiaip nemažas ežeras. O ten greičiausiai tas pasakiški vaizdai, pasakiški. 8 eurai už tiek mėsos. Pas jos turbūt, nežinau, pigiau restoranuose valgyti, negu maistą pirkti ir pačiam gamintis.